Sveiki! Šiandien mokysimės sudėti dviženklius skaičius, kai vienetų suma 10. Mokysimės sudėti rašytiniu būdu. Pirma, pridėk dešimtis, paskui vienetus. 42 plus 18. Prie 42 pridedame 10, skaidome štai šį skaičių į 10 ir 8, po to pridedame 8. 42 plus 10 lygu 52 ir dar plus 8 lygu 60. Taigi iš vienetų susidarė apvali dešimtis. Atlik kitus pratimus savarankiškai. Laivu plaukė 75 keleiviai ir 15 jūrininkų. Kiek iš viso žmonių plaukė laivu? Keleiviai, jūrininkai. Kiek iš viso? Gediminas sako, man lengviau sudėti skaičius parašytus stulpeliu. Štai taip. Pirmą sudedu vienetus, paskui dešimtis. Pabandykite ir jūs. Man taip pat šis būdas labai patinka. Jei aš renkuosi dažniausiai šį būdą. Pasiaiškinkime, kaip reikia skaičiuoti. 32 plus 46. Prie 2 pridedu 6, gaunu 8. Prie 3 pridedu 4, gaunu 7. Atsakymas 78. Lengva ir paprasta. Prie 45 pridėkime 25. 5 plus 5 lygu 10. Tačiau rašau 0. Viena dešimtis jau susidarė papildomai čia. Man reikės dar pridėti vieną dešimtį. 4 plus 2, 6 ir dar viena dešimtis. Taigi 7. Atsakymas 70. Patikrinkite, ar teisingai išspręstas uždavinys. Jūrininkams maitinti laivo kapitonas nupirko 20 kg kopūstų, o bulvių 100 kg daugiau. Kiek kilogramų daržovių kapitonas nupirko iš viso? Patikrinkime. Nupirko 20 kg kopūstų, bulvių 100 kg daugiau. Taigi 120 kg bulvių nupirko. Tada prie kopūstų pridėsime, kiek nupirko bulvių ir gausime 140 kg. Taip, uždavinys išspręstas teisingai. Daržovių kapitonas nupirko 140 kg. Penktoji užduotis. Dviženklių skaičių sudėtis, atimtis. Apskaičiuok. Galvosūkis. Pakrančių apsaugos laivas yra raudoname taške pažymėtame 0. Štai čia. Jis pranešė, savi laivai žvejoja. Štai 2 žingsniai į dešinę, 1 žingsnį žemyn. Ir 4 žingsniai į dešinę, 3 žingsniai žemyn vietose. O svetimi, štai, kokie laivai dar nepastebėti. Surask visus laivus ir pasižiūrėk, parašyk, kurie laivai dar nepastebėti. Raskime kartu vieną laivą. Taigi, raskime savą laivą. 2 žingsniai į dešinę. Pradėsime nuo 0. 2 žingsniai į dešinę. 1, 2. Ir 1 žingsnis žemyn. Štai šis laivas. Surask
kitus laivus ir parašyk, kurie laivai dar nepastebėti. Pratybų užduotys. Štai, suskaičiuok stulpeliu, tikiuosi, kad tas būdas tau patiks. Ir parašyk, kaip langelių kraštais galima nueiti nuo taško pažymėto 0 iki taškų C, D, E ir F. Parašyk, kaip reikia nueiti. Pavyzdžiai tau duoti. Sėkmės!